Ir šiandieną pas mane truputį yra specifinė tema, galbūt jinai ir skausminga tema, bet žinot, viešpats mūsų jis yra ne tas, kuris linkęs pataikauti žmonėms, ne tas, kuris, kaip čia mes kalbėjome, kad kitiem kam nors šlovę sutiktų atiduoti. Jis tiesa kalbis Dievas, jisai trokšta, kad mes tinkamai jį garbintume, mes ir visi žmonės, kaip girdėjome šiandien. Ir tema yra sunkoka, aš pasakysiu. Jinai tema, kurias aš nesiryžau anksčiau kalbėti ir šį vakarą irgi meldžiausi, sakau, Viešpatie, galbūt kažkas kita bus, galbūt kažkokia kita, bet kitaip nieko. Ir turėjau rinktis vis tik tai šitą temą. Ir jinai tema skamba taip, Babelė, arba Babilonas, arba Babelė. Tai yra jau iš karto, kada jinai nuskamba, toks žodis, tai jau suprantam, kad gero nelauk, kad čia bus problemų. Taip, iš tikrųjų, Babelė kaip po tokį atsiranda po Tvano, kada žmonės, tie, kurie liko gyvi, jie pajudėjo ir vienoje vietovėje nusprendė pastatyti tokį bokštą. Ir tas sumanimas atrodo, aš ilgą laiką nesupratau, galvoju, kas čia blogo, žmonės kažką tai apsijungia, jie susitarė, jie daro. Bet pasirodo, vienas buvo dalykas, kad tai buvo noras išaukštinti savo vardą. Ir buvo dar kitas dalykas, kad tai darydami, nežinau, jie suprato tai ar nesuprato, bet tai buvo sukilimas prieš Dievą. Ir ačiū Dievui už tos žmonės, kurie tos klausimus tyrinėja ir aiškinasi. Klausydamas vieną tokį pamokslininką, išgirdau tokį išaiškinimą to klausimu. Jisai sako, Dievas, matydamas tą jūsų manimą, jisai nužengė tenai ir sumaišė jų kalbas. Ir, pavyzdžiui, kada yra dabar įvairios kalbos ir mums reikalingi vertėjai, tas vertėjas galbūt kitas iki nespėja arba nepaėgė tiksliai išversti, galvoju, Viešpatie, kokios čia problemos. Bet pasirodo, yra viena labai rimta priežastis, kodėl Dievas tai padarė, kodėl to tikrai reikėjo. Kada jis tai padarė, Dievas, sumaišė tas kalbas, jisai sutrukdė velniui daryti tą darbą, sujungti tautas, kurios išeitų prieš Dievą į tą sukilimą, kuris galiausiai vis tik tai įvyks amžių pabaigoje. Apreiškimo knyga atskleidžia, Šventas raštas atskleidžia. Galiausiai pavyks suvienyti. Bet man patiko to žmogaus žodžiai. Sako, jisai davė šėtonui galvos skausmą kaip minimum 4000 metų. Kada reikėjo su galvai galvoti, kaip čia dabar padaryti, kaip čia dabar išeiti iš tos situacijos, kaip to žmonės vėl sujungti, kad jie vis tik tai sukiltų į tą kovą, kad jie vis tik tai pasipriešintų Dievui. Ir va tai yra tam tikra sistema. Babelė tai ne šiaip su yra nekaltas statinys, gražus, reiškia, architektūros kūrinys, kurį Dievas paėmė ir sutrukdė, kad žmonės jo nestatytų. Ne, mes statom, daug ką statom ir Dievas netrukdo ir prašau, ir bokštai dideli, ir gana aukšti, kai pasistatom, galvoju, Viešpatie, ar ne per aukštai, bet Viešpas nenugriauna, palieka, tegu stovi. Ir taip, kad esmė ne tame, kokio aukščio bokštas, esmė ne tame, gražus architektūriškai arba ne, bet esmė tame, su kokiu tikslu tai daroma, kieno tai įkvėpimu daroma. Ir iš tikrųjų Dievas, jisai neleis, kad būtų jo vardas niekinamas, jis neleis, kad būtų daromi dalykai, kada šėtono būtų valia įvykdyta. Ir jo, reiškia, priešiškumas, kurį jisai turi prieš Dievą, prieš jo žmonės, kad jis tokiu būdu pasireikštų. Ir ta Babelė, kurią tada pastatė, tai buvo žmogus, kuris tai padarė, tai yra Nimrodas. Ir tai jau artimi labai Nojaus palikonis, labai netoli tenais pagal tą kilmės knygą. Ir jo žmona buvo Semiramidė, jau čia istoriškai yra tie duomenys. Pasirodo, buvo labai graži moteris, bet kad graži nereiškia, kad jinai dora ir teisinga. Ir
pasirodo, ta moteris, jinai vėliau buvo sudievinta ir titulai buvo jai paskirti - dangaus karalienė ir Dievo motina. Šitą sistemą Babilono, jinai buvo, taip sakant, garbinimo sistema, kurioje buvo garbinami įvairūs dievai, ir Mėnulis, ir Saulė, ir tai, ką mes šiandien girdėjome. Iš tikrųjų, ko Dievas sakė nedaryk, va tai sistemui tai viskas vyko. Įvairi buvo mistika, įvairi buvo ir burtininkavimas, ir visoks buvo netyrumas tenai. Ir buvo paleistuvystė, ir vaikų aukojimas, nekalto kraujo pralyjimas ir visa kita. Bet buvo kita sistema, kurią Viešpats atvėrė Abraomui, išvedė jį iš tos šalies, kur tenai visi tie dalykai vyko, ir pasakė, va, tu ir tavo palikonis tarnausit man. Ir aišku, atrodo nelygios jėgos, daugybė žmonių, galingi labai, galingos tautos, karaliai, viena, kita, trečia, ten, kaip sakant, karalystės ištisos. Ir čia viena vienintelė tautelė, mažytė, nedidukė, tokia kažkur tai tarptų visokių kitų tautų. Vat, ir tai tautai Dievas duoda uždavinį. O aš jūs sukuriu, kaip šiandien girdėjome, kad šlovintumėt mane. Ir iš tikrųjų, kada Dievas kažką tai daro, jis gerai daro. Ir tik tai, kad žmonės būna silpni. Ir va ta Izraelio tauta, jinai pradėjo žengti tuo keliu. Jiem nesisekė, jie klydo. Dievas jos mokė, barė, sudrausdavo, kad jų šlovinimas būtų tinkamesnis, kuo tinkamesnis. Ir galiausiai vis tik tai širdžių polinkiai paaiškėjo, kad nebuvo iki galo tas ištikimybės Dievui. Ir Dievui teko va tą priešą didelį, kuris buvo šiaurėje, va kas įdomu, Izraelis yra, jeigu paimsim žemėlapį, tai Babilonas ir tie karaliai šiaurėje, ir Izraelis yra pietuose. Ir sako, ateis nelaimė iš šiaurės. Ir tad buvo didelė nelaimė. Tada, kada atėjo šita jėga, kurioje, kaip sakoma, sakė, nėra pavargstančio, nėra visi ten įgūdė kariai, ir buvo didžiulis sunaikinimas ne tik Izraelio tautai, tai vyko ne per vieną kartą, buvo pirmą kartą ištremta šiaurinė Izraelio karalystė, va ta va Samarija, kur mes žinome, Galilėja, va tie kraštai. O vėliau, tam tikrų laikų, buvo galiausiai atėjo ir iki Jeruzalės. Ir tos visos bėdos užgriuvo. Ir mes žinom tą istoriją, aš dabar neatpasakosiu ją, bet faktas tas, kad, reiškia, Izraelis pergyveno didelį sukrėtimą, šventykla buvo sugriauta, tauta kaip tokia buvo beveik sunaikinta, išsklaidyta visur, paimti nelaisvę, daugybė žuvusių, sugriauta Jeruzalė ir šventykla galiausiai. Va šitos jėgos. Šita jėga, Babelės jėga, jinai nėra tik tai, kad garbinanti jėga, kažkokias tai dievus. Tiesa, dar nepaminėjau tokį dalyką, kad pavadinime, pačiam tam pavadinime, yra įdomus dalykas įdėtas. Tai yra Bab-El, jeigu paėmus tos žodžius, tai reikštų Dievo vartai. Bet šita sistema, jinai tarsi sako, kad, reiškia, jeigu Jėzus, mes žinome, Jėzus pasakė, aš esu vartai, jo, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas, nieks neina pas tėvą kitaip kaip per mane, tai va šita sistema, jinai sako, yra kitas kelias, yra kiti vartai, yra kažkas kito, kitokiu būdu galima, arba reikėtų netgi kitokiu. Jinai ta sistema, jinai nepasitenkina to, kad, reiškia, tu garbink taip, o mes taip. Jinai pasistengė visus padaryti, kad visi va taip būtent darytų, kaip jinai mokina. Ir Izraelio tauta pralaimėjo praktiškai didelį pralaimėjimą tada, jie patyrė, Dievo buvo sudrausti už tai, ką jie darė, ir vėlgi liko tas likutis, kuris buvo ištikimas Dievui, po kiek tai laiko jie buvo sugrąžinti, bet tada atėjo bausmė ir Babilonui.
Ir vat, praktiškai tas priešas, kuris atrodė nesustabdomas, nenugalimas, tokios sienos didžiulės, tvirtovės, kurios, kaip stovėjo ten upė, patekėjo, neįveikiama tvirtovė. Ir jinai buvo įveikta. Už tai, kad Dievas pasakė, aš sunaikinsiu Babiloną. Tai įvyko galiausiai tas sunaikinimas, bet dabar įdomi labai detalė atsiskleidžia, kad tie kunigai, kurie ten tarnavo, kurie užsiėmė, žinojo, kaip tas visas garbinimas turi vykti Babilone, kada visi tas įvykiai, sugriuvimas, tas Babilonas buvo tas sugriautas, yra duomenys, kurie, reiškia, duoda žinojimą, kad jie visą tai perkeliavo į Pergamą. Kada mes paskui skaitome Apreiškimo knygoje, kad Pergamo bažnyčiai rašyk, sako, žinau, kad tu gyveni ten, kur Šėtono sostas. Ten buvo jau pastatyta vėl viskas. Taip sakant, išplėsta didžiulis labai statinys ir pagal tą visą Babilono sistemą visą tai buvo padaryta. Ir dabar įdomu, o toliau, o kur viskas keliavo toliau? Pasirodo, visą tai paskui vėliau perėjo į Romą. Ir va dabar, jeigu mes paimam krikščionybę ir, reiškia, mes žinom, kad Jėzus su savo mokiniais, jisai tarnavo, skelbė gerąją naujieną, vėliau jis paliko mokiniams savo tą užduotį, eikite ir skelbkite Evangeliją visai kūrinijai, taip šitie žodžiai buvo paduoti. Ir jie pajudėjo į visą pasaulį, buvo skelbiama Evangelija. Ir 100 metų, antras 100 metų eina, sėkmingai labai plinta Evangelija visuose, tose artimuose rytuose, Afrika, iki Indijos, iki Kaukazo tautos, Rusija, kur dabartinė, Anglija netgi, Europa, visos tos tautos pasiekiamos Evangelijos žinia. Ir viskas gan juda sėkmingai ir atrodo, kad ar bus kažkas tai, kas sutrukdys. Bet 300 kažkelintais ten metais, aš tiksliai dabar neatsimenu tų skaičiaus, imperatorius Konstantinas pakeičia politiką iš persekiojimo krikščionių, jis pakeičia į tai, kad būtų krikščionis, reiškia, padaryta valstybinė religija. Ir tada gaunasi, kad va ta sistema, Babilono sistema, kuri buvo kažkadaisiai pačiam Babilone, vėliau buvo Pergame, jinai kažkokioj formoje kitokioj vėl atgimsta Romoje. Ir į tą krikščionybę jinai tampa sumaišyta su, reiškia, su krikščionybė sumaišyta su stabmeldystė. Ir mes dabar, kada žiūrim, jeigu mes dabar su jumis, visas šventas raštas yra tikrai daug vietų, kurios kalba apie visus tos dalykus, apie Babiloną. Apreiškimo knygą, jeigu mes atsiverstume, aš dabar turiu atsivertęs Apreiškimo knygos 17 skyrių, ir čia 2 skyriai tiesiogiai apie tai kalba, 17 ir 18. Ir mes truputėlį paskaitykime. 17 skyriuje tokie žodžiai nuo pradžių. Tuomet atėjo vienas iš 7 angelų, turėjusių 7 dubenis, ir prakalbino mane, sakydamas, eikš, aš parodysiu tau teismą didžiosios paleistuvės, sėdinčios ant daugybės vandenų. Su ją ištvirkavo žemės karaliai ir jos ištvirkavimo vynų pasigėrė žemės gyventojai. Ir jis dvasia nuvedė mane į dykumą. Ir aš išvydau moterį, sėdinčią ant skaisčiai raudono žvėries, pilno piktžodžiavimo vardų, turinčio 7 galvas ir 10 ragų. Tarp kitko, kada mes skaitome Danieliaus knygą Apreiškimo, ten pranašystė jo eina apie tas tautas, karalystės, kurios bus 4 karalystės, pavaizduotos kaip statula tokia, auksinė galva, sidabrinės, reiškia, krūtinė, ir toliau eina
varis ir geležis, reiškia žemyn. 4 tokios karalystės parodytos. Paskui tos karalystės pavaizduotos 4 žvėrimis. Ir žvėris, šventam rašte, jie simbolizuoja tam tikrą politinę sistemą, valdžios tokią sistemą. Ir šita moteris, čia vaizduota, jinai sėdi ant skaičiai raudono žvėries, pilno piktžodžiavimo vardų, turinčio 7 galvas. Paskaitykim dar toliau. Moteris buvo apsivilkusi purpurų ir škarlatų, išsipuošusi auksu, brangakmeniais ir perlais, ir laikė rankoje aukso taurę pilną ištvirkavimų, šlykštybių ir nešvarumų. Ant jos kaktos buvo užrašytas vardas: paslaptis, didžioji Babelė, ištvirkelių ir žemės šlykštybių motina. Mačiau tą moterį, girtą nuo šventųjų kraujo ir nuo Jėzaus liudytojų kraujo. Ją matydamas aš stebėjausi. Va čia yra iš tikrųjų. Faktiškai mes, kada žiūrime į tą visą dalyką, mes iš tikrųjų irgi stebimės. Mes galvojam, kaip taip? Kaip taip gali būti? Ar tai įmanoma? Vis tiek žmonės turi šventą raštą. Kaip jie gali, atrodo, skaito, kaip jie gali daryti viską kitaip? Tikrai yra keista. Ir mes ir stebimės, ir kitą sykį negalim suprasti ir patikėti. Galvojam, aš irgi, kaip sakant, galvoju, skaitau, mąstau, bet galvoju, galbūt aš klystu, galbūt aš neteisus. Ir atidėdi tiesiog tą, galvoju, viešpatie, jeigu tai tiesa, tu atskleisi, tu leisi suprasti. Ir praeina laikas, ir Dievas paskui paima vėl pradeda rodyti. Ir kada ne tik tai pats asmeniškai, bet išgirsti, kad kiti žmonės, pavyzdžiui, pirmųjų krikščionių, dauguma ankstesnių laikų, pirmųjų amžių krikščionių, labai aiškiai žinojo, kad tai susijęs su Roma. Konkrečiai vardindavo. Ir Martinas Liuteris, ir kiti. Niekaip kitaip. Tai iš tikrųjų tai yra ir keista, ir labai gali iš karto to patikėti ir suprasti. Ir mes stebimės. O žiūrėkit, ką viešpats sako. O angelas man tarė, ko stebėsi? Ko tu stebėsi? Ir viešpats atskleidžia dalykus. Jisai mėgsta padėti mums susiorientuoti. Aš tau pasakysiu paslaptį moters ir ją nešančio žvėries, kuris turi 7 galvas ir 10 ragų. Ir visada, aišku, kada Dievas pradeda atskleidinėti kažkokias paslaptis, jis kalba savo kalbą, jis turi savo įvaizdžius tam tikrus, kuriuos iš tikrųjų reikia išminties, kad suprastum. Nėra taip, kad viskas būtų pasakyta, kaip sakoma, kaip pirštų į akį, vienareikšmiškai. Reikia susigaudyti. Ir žiūrėkime dabar. Žvėris, kurį regėjai, buvo, bet jo nebėra. Jis ruošiasi išlipti iš bedugnės, tačiau eina į pražūtį. Su tai žvėrim yra labai įdomu. Jis, kaip ir daleiskim Babilono, kada tos imperijos. Babilono, paskui Persų, paskui Graikų imperijos, paskui Romos imperija. Tos visos imperijos viena po kitos. Atrodo, vienas žvėris nugali kitą, jį jau sunaikina, bet paskui po kurio laiko vėl, žiūrėk, atgyja. Kažkokioj tai biški kitoj formai, galbūt biški kitoj vietoj, bet vėl ta sistema jinai pradeda veikti. Ir kaip mes kalbėjom, kad Babilonas atrodo buvo jau sunaikintas, bet paskui jisai pasireiškia visai kitoj vietoj ir visi, yra toks posakis, brangiai, turbūt girdėjot, visi keliai veda į Romą. Bet savotiškas, įdomus posakis. Kažkodėl tai, ir kada teko domėtis tais dalykais, žiūriu, kad keista, kad visi galai atveda tenai kažkodėl tai. Paskaitykim truputį toliau, 8 eilutė, 17 skyriaus apreiškimo. Žemės gyventojai, kurių vardai nėra įrašyti gyvenimo knygoje nuo pasaulio sutvėrimo, stebėsi žiūrėdami į žvėrį, kad jis buvo ir jo nebėra ir jis vėl pasirodys. Jis buvo, jo nebėra ir jis vėl pasirodo. Tokie dalykai vyksta. Atrodo, jeigu aš dabar daleiskim, mes atmetam visą tai. Mes paimam Jėzų Kristų. Ir pasakyta buvo aiškiai, labai stipriai, kad sako, gyvatė jis pasakė, sako, tu gelsi jam į kulnį, bet jisai sutriuškins tau galvą. Ar ne?
Ir mes žinom, kad tai apie Jėzų pasakyta ir apie jo pergalę, apie jo kančią kryžiuje. Ir atrodo, kad tu apie tai galvoji Viešpatie, tai tugi sutriuškinai, tai tugi tikrai laimėjai. Kas dar gali tau paprieštarauti? Bet pasirodo, yra jėga, matai, ką jinai galėtų ta jėga, blogio jėga arba šėtonas. Ką jinai galėtų, jeigu mes žmonės neduotume vietos. Sako, neduokit vietos velniui. Kodėl taip yra pasakyta? Už tai, kad kada tu jam duodi vietos, jis įgauna galę tavo gyvenime. Man, pavyzdžiui, tenka su žmonėm bendrauti kalėjime. Aš paprastai jam sakau, matot, atrodo nuodėmė. Aš biškį tą padariau, truputį tą, biškį tą. Ir paskui žiūri, kad kas čia vyksta. Rankas užlaužė, įgrūdai kažkur tai, už tvorų, uždarė. Jis sako, laiką kaip kokius žvėris. Bet sako, jis pats į save žiūri, sako, aš nesu kažkoks baisus, sako, aš, suklydau, ne taip padariau. Matai, sakau, tu leidai, kad kažkokie blogio jėga įgautų jėgą tavo gyvenime. Ir dabar tu esi atsidūręs tokioje situacijoje, kurioje tau kažkas sako, pagalvok, ar viską gerai darai. Galbūt kažką reikia keisti. Ir žmonės tikrai daugelis pagalvoja, pradeda mąstyti. Dievas nuostabiai viską sutvarkė. Jis neatėmė iš žmogaus teisės pasirinkti. Ir ta blogio jėga, jinai nėra tokia, kad jinai galėtų daryti, ką nori. Bet mes patys apsigauname, kada mes jai pradedam jos klausyti, kada mes susileidžiam jai ir pradedam daryti pagal ją. Tada laikui bėgant ateina problemos. Ir Viešpats tą leido mums suprasti, kad ne viską mes darom tinkamai. Taip, kad žemės gyventojai, kurių vardai nėra įrašyti gyvenimo knygoje, matot, jie stebėsi, žiūrėsi tą žvėrį. Ir čia, toliau 9 eilutė. Čia reikia proto turinčio išmintį. 7 galvos reiškia 7 kalnus, ant kurių sėdi moteris. Taip pat yra 7 karaliai, 5 žlugo, 1 tebėra, o 1 dar neatėjo. Kai jis ateis, turės trumpam pasilikti. Mes dabar neįsiplėsim apie tai. O žvėris, kuris buvo ir kurio nebėra, tai 8, bet 1 iš 7 ir jis eina į pražūtį. Tie 10 ragų, kuriuos matė, yra 10 karalių, kurie dar negavo karalystės, bet jie gaus valdžią, kaip karaliai 1 valandai kartu su žvėrimi. Jie turi vieną tikslą ir savo jėgą bei valdžią atiduos žvėriui. Jie kovos su avinėliu, bet avinėlis jos nugalės, nes jis yra viešpačių viešpas ir karalių karalius. Ir su juo visi pašauktieji, išrinktieji ir ištikimieji. Angelas toliau man sako, vandenys, kuriuos regėjai, kur sėdi paleistuvė, yra žmonės, minios, kalbos ir tautos. Tie 10 ragų, kuriuos matei ant žvėries, jie ims nekęsti paleistuvės, apiplėš ją ir paliks ją nuogą, ės jos kūną ir ją pačią sudegins ugnyje. Nes Dievas įkvėpė jų širdis vykdyti jo tikslą, vykdyti vieną tikslą, kad jie atiduotų savo karalystę žvėriui, kol išsipildys Dievo žodžiai. Ta moteris, kurią regėjai, yra didysis miestas, valdantis žemės karalius. Didysis miestas. Ir kada, kaip minėjau, aš bandžiau pats, įsiaiškinti tą dalyką, aš paprasčiausiai neturėjau tokių duomenų, tokios informacijos. Vieną kartą išgirdau, kad vienas žmogus yra tyrinėjęs apie tai, kaip ryšasi Babilonas su Roma, ir jisai atrado, kad praktiškai visi ryšiai yra. Ir aš galvoju, kaip man kažkur suradus, kas tai per žmogus, pasiskaityti truputėlį tą informaciją. Ir dabar aš negaliu pasakyti, kad čia ta pati knyga, čia tik tai cituojama, pasirodo, tai yra žmogus Aleksandr Hislop, jo vardas yra, Aleksandr Hislop. Ir aš dar jį čia pacituosiu, bet prieš tai pacituosiu dar George Sinclair toksai to klausimu. Katalikybė yra rafinuota, sukrikščionintos pagonybės sistema, kuri savo prototipų skiriasi tuo, kad yra klastingesnė, nuožmesnė, pavojingesnė ir nepakantesnė. Toliau dabar cituojamas Aleksandr Hislop.
katalikybė didžiuojasi esant sena religija. Iš tikrųjų, iš to, ką matėme, atrodo, kad ji yra sena, atsiradusi daug anksčiau už krikščionybę, po Tvano Babilono bokšto statymo laikais. Sena labai. Cituota kunigo Aleksandro Hislopo knyga yra monumentalus, didžiulės apimties nuodugnus tyrimas. Jos faktais galima neabejoti. Autoriaus įtikinamai parodo, kad tokie katalikybės doktrinos punktai, kaip dvasinis atgimimas per krikštą, išteisinimas darbais, bekraujo mišių auka, paskutinis patepimas, skaistykla, maldos už mirusius, visa tai kilė iš Babilono. Aišku, ten visas didelis veikalas, didelė knyga, reikėtų ją skaityti plačiau, galima būtų sužinoti visko daugiau. Ir sistema, ko jinai ir įdomi, kad tai yra iš vienos pusės politinė sistema, kas yra rodoma, kad ryšas kaip ir žvėris, tokia figūruoja būtybė, kad žvėris, bet kartu yra, sakoma, paleistuvė. O paleistuvė Dievas vadindavo net savo tautą, kada jinai nesielgdavo taip, kaip Dievas nori, nebūdavo ištikima. Izraelio tauta, kada pradėdavo garbinti stabus, tai Dievas barė juos ir sakė, kodėl jūs paleistuvaujat, kodėl jūs neištikimi man. Ir vienas iš dalykų, kurį norėčiau paminėti, irgi, tai, kas susiję su Petru. Atsakoma yra, kad Petras, cituojama galbūt ne visai tiksliai šventasis raštas, tu esi, popiežius yra visuotinis ganytojas, nes Kristus pasakė šventajam Petrui, tu esi Petras uola, ant tos uolos pastatysiu bažnyčią. Taigi visi nepripažįstantis Romos popiežiaus savo galva nepriklauso Jėzaus bažnyčiai. Čia cituojama iš katalikiškų šaltinių. Bet dabar yra labai įdomi citata, vadinamas šventasis Augustinas, kuris tikrai dar gerokai gyveno iki visų tų, reiškia, iki mūsų ir senais laikais gyveno žmogus, tyrinėjo Dievo kelius, Dievo darbą ir jis tokius dalykus pasakė apie tą rašto vietą. Šventasis Augustinas savo laiku aiškiai pabrėžė skirtumą tarp Petros ir Petra. Šitam tekste yra naudojami tie du žodžiai. Tu esi Petras ir ant šitos olos, čia dabar kaip išplėstinis, išaiškintas vertimas, dabar duodamas šitos rašto vietos. Tu esi Petras ir ant šitos olos, skliaustelėse, Petra, kurią tu išpažinai, kai sakei, tu esi Kristus gyvojo Dievo sūnus, aš statysiu savo susirinkimą bažnyčią, yra pasakyta, ant manęs statysiu tave ant savęs, bet ne save ant tavęs. Šitaip šis gerbiamas ankstyvos bažnyčios tėvas neigė neįtikėtiną Romos tvirtinimą. Ir pacituojama 1 Korintiečiam, juk nieks negali padėti kito pamato, kaip tik tą, kuris jau padėtas, kuris yra Jėzus Kristus. Brangieji, ir aišku, jūs galite dabar, žiūrėdami mane, galvoti, kodėl jis čia dabar mums apie tai kalba, kodėl jis tokius dalykus dėsto. Brangieji, nebūtų reikalo mums apie tai kalbėti, jeigu nebūtų pas mus bažnyčių nuskambėję tokie žodžiai, kada buvo sakoma, kad be bažnyčios nėra išgelbimo. Ir mes tada klausėm, galvojam, kaip čia yra iš tikrųjų. Kažkokie keisti posakiai. Buvo pacituotas šventasis Kiprijonas, bet jis nebuvo pacituotas tiksliai. Jeigu jį tiksliai pacituoti, gautųsi dar kečiau. Tas negali turėti Dievo kaip tėvo, kuris neturi bažnyčios kaip motinos. Buvo sušvelnintų biški formui pateikta, kad sako, jeigu tu Dievo laikai savo tėvu, tai bažnyčia turėtum laikyti savo motiną. Bet tikrumoje originale dar kečiau pasakyta. Ir čia, aišku, katalikų teologija, kuri, reiškia, nori, nenori, tu turi, reiškia, tik per mus gali būti išgelbėtas. Jeigu tu tik tikėsi šventų raštų, šventą raštą neužtenka, iš vis jį skaityti ilgą laiką buvo draudžiama ir buvo sakoma, kad tai bus kenksminga, tai tikrai tau pakenks, atiminėdavo, degindavo tas knygas. Bet dabar pažiūrėkime, matot, tema plati ir sunku ją taip lengvai perteikti, bet aš truputėlį keletą vietų tik tai norėčiau su jumis kartu pasižiūrėti. Pavyzdžiui,
Jono Evangelija. Čia dėl išgelbėjimo. Tik tai tą momentą paimti. Jono Evangelija 3 skyrius. Ir nuo 14 eilutės. Kaip Mozė dykumoje iškėlė gyvatę, taip turi būti iškeltas žmogaus sūnus, kad kiekvienas, kuris įtiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą. Nes Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį sūnų, kad kiekvienas, kuris įtiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą. Ir toliau pasakyta, kad Dievas nesiuntė sūnaus į pasaulį, kad jis pasaulį pasmerktų, bet kad pasaulis per jį būtų išgelbėtas. Ir labai aiškiai atrodo pasakyta. Nepasakyta, kad dar ir kažkas tai, bet per tikėjimą Jėzumi Kristumi. Taip? Dabar jeigu mes paimsime dar vieną vietą, yra Morkaus Evangelijos pabaiga, 16 skyrius ir 16 eilutė, kaip skamba. Kas įtikės, čia sako, eikite į visą pasaulį, skelbkite Evangeliją visai kūrinyje, nuo 15. Ir 16. Kas įtikės ir krikštysis, bus išgelbėtas, o kas netikės, bus pasmerktas. Labai konkretiai, paprasta išgelbėjimo sąlyga. Jeigu mes paimsime dabar Apaštalų darbų knygą, 4 skyrius 11-12 eilutė, žiūrėkit, kaip sako. Jėzus yra akmuo, kurį jūs statytojai atmetėte ir kuris tapo kertiniu akmeniu. Ir nėra niekame kitame išgelbėjimo, nes neduota žmonėms padaugomi kito vardo, kurio turime būti išgelbėti. To pakanka. Nieko nereikia pridėti. Sako, nepridėk prie Dievo žodžio, kad jis nepridėtų tau negandų ir neatimk nuo jo. Kad jis neatimtų dalį nuo šventojo miesto. Jeigu mes paimsime dabar atsitikimą Filipuose, kada apaštalai buvo uždaryti į kalėjimą, Apaštalų darbų 16 skyrius, 30 eilutė. Tas kalėjimo sargas išvedė juos į lauką, išsigandęs, ir paklausė, gerbėmieji, ką turiu daryti, kad būčiau išgelbėtas? Labai konkretus klausimas. Ir žiūrėkit, koks atsakymas. Jie atsakė, tikėk viešpatį Jėzų Kristų ir bus išgelbėtas tu ir tavo namai. Ir dar norėčiau vieną vietą paskaityti. Efeziečiams 2 skyrius. Ir 8 eilutė. Efeziečiam 2:8. Nes jūs esate išgelbėti malonę per tikėjimą ir tai ne iš jūsų, tai Dievo dovana ir ne dėl darbų, kad kas nors nesigirtų. Ačiū Dievui. Viešpats, matot, jis supaprastino išgelbėjimą. Jis padarė, kad jis būtų prieinamas kiekvienam žmogui. Jis gali būti bažnyčiai, ar jis negali. Taip, bažnyčia, nieks negali sakyti, kad bažnyčia nereikalinga. Jėzus Kristus pats, jisai sakė, sugriaukit šitą šventyklą ir aš per 3 dienas ją atstatysiu. Ir jis kalbėjo apie savo kūno šventyklą. Ir visa tai buvo reikalinga. Ir bažnyčia sekminių dieną, kada nužengė šventoji dvasia, jinai buvo kaip po tokia įsteigta. Ir jinai daug daro. Ir ačiū Dievui, kad bažnyčia yra, kad yra ištikima bažnyčia, kad yra, kuri laikosi. Žinot, brangieji, buvo paminėta, kad sako, buvo girta nuo Kristaus liudytojų kraujo. Ta bažnyčia, kurie vadinama bažnyčia, bet tikrumoje tokia nėra. Apsišaukėlė arba paleistuvė. Kaip nebūtų keista, jinai kovojo prieš šventosius. Ir daugybė, jeigu paėmų skaičiais, esu girdėjęs įvairius skaičius, nuo 300 tūkstančių iki 30 milijonų. Žmonių, kurie buvo nužudyti inkvizicijos per visus laikus įvairiuose tautose. Daug žmonių žuvo, tų pačių katalikų, tų pačių kunigų, kurie išdrįsdavo kitaip pradėti galvoti, kurie spręsdavo, kad reikia laikyti švento rašto. Jie pasidarydavo priešai, juos reikėdavo užmušti. Ir dargi kankindavo, ne šiaip sau, kad lengvai. Dar buvo tie žmonės kankinami. Taip kad, brangieji, yra šita sistema, yra ta, kuri turi tam tikrą tikslą savo, yra jėga, kuri ją įtakoja, kuri veda, ir tos jėgos siekis, brangieji, jisai yra apjungti visas tautas vieną dieną. Jie išvesti bus, tie žmonės, kurie paklus, jie bus išvesti kovai prieš Dievą ir avinėlį. Bet avinėlis, kaip mes skaitėme, nugalės.
Nes jisai yra karalių karalius ir viešpačių viešpats. Bet gaila tų žmonių, brangiai. Tikrai šitie dalykai, žinokit, jie apvilkti yra į savotiškus apvalkalus. Taip nepasakoma viskas tiesiai ir atvirai. Yra, kaip ir, pavyzdžiui, yra slaptos organizacijos, kaip yra masonų organizacija, arba yra, daleiskim, mormonų yra bažnyčia kaip po tokia. Tai yra viena informacija pateikiama plačiam ratui, kita informacija paskui būna išrinktajam elitui pateikiama. Ir tie tik tai išrinktieji iki galo žino, kas iš tikrųjų yra. Ir, daleiskim, aš stebėjausi, kada teko sužinoti, kad ryšys Romos yra ir su musulmonais, ir su komunistiniais perversmais, klausai ir stebėsi. Su masonais ryšys, įvairiausiai galvoju, nieko savo. Bet, reiškia, išorėje padėkiami, atrodo, moraliniai dalykai, mes už teisybę, mes prieš prievartą, prieš neteisingumą, bet slaptoje daromi visai kiti dalykai. Pavyzdžiui, aš tokį jums istorinį dalyką pasakysiu. Jezuitų ordinas. Sakant, jezuitai, vienuoliai, krikščionys, sakykime, vadina save. Bet kokiu tikslu jis buvo įsteigtas? Jo tikslas buvo, įsteigti jie buvo 1565 metais, tuo tikslu, kad kovoti prieš reformaciją. Ir jų buvo, tai yra pagrindinis uždavinys, tada ir jis liko ir vėliau. Ir jie kovodavo, reiškia, prieš žmonės, jeigu koks nors žmogus skaitydavo šventą raštą, jų reikalas buvo tą žmogų, kaip sakant, susitvarkyti kažkaip su juo. Ir garsus jų posakis buvo, tikslas pateisina priemonės. Kadangi tikslas yra mūsų toks, kad pajungti viską popiežiui, kad būtų taip, kad visi jį ten tik vieną gerbtų, tai visi, kurie buvo netokie, kurie tam nepakluso, galėjo būti sunaikinti. Vat garsus, pavyzdžiui, yra istorija, kada mes mokėmės 30 metų karas, kada buvo kovojama ten prieš tokias valstybės, vieną valstybę kitą. Pasirodo, kas tai buvo per karas. Buvo valstybės, kurios jezuitams nesuteikė galimybių veikti, kurie pamatė, kad jų veikla yra žlugdanti, kenkianti, ir buvo jie priėmė įstatymus, kad neleisti jiem pasireikšti. Tai vat prieš tas valstybės ir buvo kovojama, kad jos nebeturėtų toliau veikti. Taip kad, žodžiu, galiausiai tikslas, kad viskas būtų pajungta šitai valdžiai. Taip kad mes, brangiai, iš tikrųjų reikia pasidomėti, susižinoti, kokia ta istorija ir kaip tos blogio jėgos veikia. Ir sako, ką dabar viešpats mums, aišku, dar aš galbūt paskaitysiu iš Jeremijo knygos, kurią neperseniausiai skaičiau ir vėlgi ten apie Babelę radau daug vietų. Jeremijo knyga 50 skyrius, 23 eilutė. Visos žemės kūjis, čia apie Babiloną, kuris daužė viską, pats sudaužytas ir sutrupėjęs. Babilonas tapo dykynė tarp tautų. Babilone, aš stačiau tau spastus ir sugavau tave. Tu to nepastebėjai, bet buvai surastas ir sugautas. O kodėl? Nes kovojai prieš viešpatį. Tiesiog bendrai pasakius, kovojai prieš viešpatį. Ko šitas kraštas, reiškia, buvo pasižymėjo? Tai va, žiūrėkite, tas pats skyrius 38 eilutė. Sausra išdžiovins jo vandenis. Tai drožtų atvaizdų kraštas. Per savo stabus jie sukvailėjo. Tu negali garbindamas stabą likti išmintingas. Vat būtent šitą sistemą, jinai šventųjų. Ir toks šventasis, ir dar tas šventasis, ir be tų šventųjų jau negerai. Marija pastatoma į vaidmenį žmogaus, kuris, pavyzdžiui, vat, yra garsus apreiškimas, vienoj koplyčioje ten žymioji labai padaryta net piešinys, laiptai vieni veda į dangų ir tų laiptų viršuje stovi Kristus, laiptai kiti veda į dangų ir tų viršuje stovi Marija. Ir tie žmonės, kurie mėgina lipti tais laiptais prie Kristaus tiesiai, jiem paprasčiausiai nesiseka. Jie vis krenta, už tai, kad ten labai reikalavimai aukšti. O kada tu lipi tais laiptais par Mariją, viskas gerai, jinai šypsosi, ištiesia tau ranką, jinai tave užtraukia. Tai vat, brangieji, va tokios yra tiesos, kurios yra,
tikrai toli nuo šventojo rašto tiesos. Kad žmonės kažkas dar gailestingesnis. Ne, viešpats jis taip pamilo. Jėzus net tam jisai aukojo save, kad kažkas tai geriau už jį darytų tą darbą. Nėra geresnio gelbėtojo, nėra geresnio užtarėjo ir nėra kito tarpininko. Vienas tik tai. Jėzus Kristus, jisai yra, kuriam Dievas įgalioja. Ne žmonės, ne organizacija, ne visos tautos susirinkę tai padarė. Bet viešpats davė jam šitą įgaliojimą. Todėl jeigu mes jį garbinsim, brangiai, aš jums pasakysiu, jūs pasirinkdami Jėzų Kristų, brangiai, jūs rizikuojate, kad kažkam tai nepatiks. Jūs rizikuojate, kad atėjus laikui, jūs galit patekti į priespaudą. Sistema šita. Mes tarybiniais laikais, kada dar buvom krikščionys, mes žinot, nuo ko priespaudą patyrėme. Nuo tų brolių, kurie buvo pasidavę sistemai. Kada sistema, tarybinė buvo tada sistema, jinai, žinot, jos darbas buvo paprastas. Atrodo, nieko daug. Pasikviečia pastorių ir sako, pastoriau, tu būk pastorius, toliau tarnauk, bet mums teiksi informaciją. Atrodo, nieko labai. Bet jeigu nesutinki bendradarbiauti, gali keliauti į kalėjimą. Didelių problemų pas tave bus. Ir po šiam laikui, reiškia, tai buvo tais laikais, po šiam laikui tokie žmonės yra. Aš nežinau, galbūt jie atgailavo, galbūt jie dabar jau gailisi dėl to, kad taip darė. Bet buvo didžiulė, tai yra prievartos sistema, kuri, jeigu tu nenori geroji, tave privers jėga, tu gali atsidurti kalėjime. Taip, kad brangiai, Jėzaus žodžiai netušti, kada jis pasakė, jeigu nori sekti paskui mane, atsižadėk savęs, imk savo kryžių ir sek paskui mane. Tai yra tas kelias, kuriame yra pergalė. Bet tai yra nelengvas kelias. Tai yra kelias, kuriame ne visi tau pritars. Bus žmonės, kuriem tu nepatiksi ir jie viską darys, kad tau sutrukdyti. Bet ačiū viešpačiui, kuris, žinot, kurio dėka, apaštalą Paulių pavyzdys, kada mes pasižiūrime, sumušimai, kalėjimai, kelionės pavojai, skęstantis jūroje, išgyvenęs laivo sudužimo vieną ir kitą kartą. Tokios bėdos, sumuštas akmenimis, beveik jau miręs. Bet vėl žiūrėk gyvas. Ir sako, ir Dievo dėka ir toliau stovi ir tarnauju viešpačiui ir skelbia apie jo gerumą. Atrodo, kuris kitas jau nusiviltų, sustotų. Brangiai, vat viešpats parodė, kad su juo mes nugalėsime ir nieks mūsų nesustabdys. Mes padarysime tą darbą. Ir sako, nesiduokite priešininkų išgazdinami. Jiems tai yra žlugimo ženklas, o jums išgelbėjimo ir tai yra nuo Dievo. Mes neturime bijoti, brangiai, kad jų yra daug, kad ta sistema turi savo žinioj visokius įrankius. Bet ta ištikimybė viešpačiui yra brangi, kaip šiandien mes girdėjome. Neturėk kitų dievų šalia manęs. Neleiskime, kad kažkas tai mums užmestų šitą kilpą, kažkokius dar kitus dievus. Padėkim, brangiai, tikrai, kad ir bažnyčia mūsų judėtų tame. Ir pabaigoje. Tokią rašto vietą, vėlgi iš Apreiškimo knygos. Dievo žodis geriausiai sako. Tarp kitko, brangiai, dar jums tokią žinią noriu pasakyti. Pasistengė šitą sistemą ir šventą raštą pakoreguoti. Ir kaip nebūtų keista, aš jau nekalbu apie ten Biblijos draugijos leistą Bibliją, bet apie šitą netgi Kosto Burbulio. Žinokit, kodėl aš taip sakau? Už tai, kad kol neturėjau galimybės palyginti, o turbūt jūs žinot, kad yra garsi karaliaus Jokūbo Biblija. Visi žino, kad tai yra tikslus vertimas. A, kodėl jis tikslus? Todėl, kad pagrindas, ne tai, kad šitie žmonės, kurie vertė šitą Bibliją, kažką netaip išvertė. Jie labai nudušius vertė, jie labai gerai darė. Bet tekstas buvo netikslus, pats graikiškas tekstas, kurį jie naudojo. Nes tekstų yra įvairių. O karalius Jokūbas, kaip mes dabar paskui įsitikinom šį ketvirtadienį, kada pamokslavo pas mus svečias iš Ukrainos, įsitikinoma, kad rusiškas vertimas sinodinis padarytas, remiantis yra graikiškas tekstus receptus, kuris yra, pirmųjų krikščionių pasirodo tekstas. Bet jie skaitosi tie daug kopijų, tos kopijos prastos, o mes turim labai gerą. O ta gera, kodėl jinai gera? Už tai, kad padarė
Konstantino laikais 50 tokių vertimų padarė. Specialiai buvo užduotis, kad paveikti savo linkme visą tą Dievo žodį. Nedaug kas pakeista, bet, pavyzdžiui, mano Bibliją aš net skaitau. Paprastas pakeitimas. Vietoj, sako, kad Dievas pašlovino savo sūnų Jėzų, kada tas lošas buvo išgydytas. Tai galite pasižiūrėti pas save. Sako, ten parašyta savo tarną Jėzų. Jau Jėzaus vardas truputį pamenkintas. Tik vienas žodelis, labai nedaug atrodo, kas pakeista. Kai kur kablelis tik perkeltas. Labai nedaug pasikeitimų. Bet pasistengta buvo ir tie rankraščiai, kada jie pamėgino tada tais laikais paleisti juos į apyvartą, didžiulis triukšmas pakilo. Ne. Prasipriešino už tai, kad visi žinojo, kokia yra tiesa. Ir tada padėjo jos gerai, tegu paguli. Pagulėjo. Nežinau kiek, 100 metų. Ir paskui sako, vau, mes randame gerą rankraštį. Jis labai nesunešiotas, viskas labai geras. O ar jis geras? Pasižiūrėkim, kaip yra iš tikrųjų. Ir ištisos eilutės, brangieji, žinokit, ištisos eilutės yra pakareguotos. Pašalinta, kažko tai trūksta. Taip kad gera Biblija šita, kurią mes turim, tikrai aš ją tikiu, aš pagal ją, ją skaitau, meldžiuosi, bet dabar jau pasižiūriu ir ką kalba. Ir tas vertimas, tarp kitko, jeigu jau kalbu apie tai, naujas tas vertimas. Ačiū Dievui, kad yra žmonės, kuriem ne tas pats, kokie mes turim šventą raštą. Ir dabar jau, tai tiksliau 2011 metais Čikagoje vienas lietuvis, jis padarė vertimą, bet neišgalėdamas padaryti iš hebrajų arba graikų kalbų, jis jau nežinojo. Jis padarė vertimą iš anglų kalbos. Karaliaus Jokūbo Biblija. Ir dabar jinai, taip sakant, tuo vertimu, pavyzdžiui, aš naudojuosi, aš džiaugiuosi, dėkuoju Dievui. Ir jis jau spausdinamas šiuo metu ir galbūt neužilgo turėtų pasirodyti. Taip kad Dievas daro savo darbą, brangieji. Dievas rūpinasi mumis, bet mums reikia neleisti, kad kažkas tai mus klaidintų. Dievas te padeda kiekvienam. Ir Apreiškimo knygoje 18 skyriuje yra tokie žodžiai. Galima nuo 3 eilutės. Nuo jos ištvirkavimo įniršio vyno buvo girtos visos tautos. Visos tautos apsvaigė nuo to. Žemės karaliai su jie ištvirkavo, o žemės pirkliai pralobo iš jos nežabotos prabangos. Ir aš išgirdau iš dangaus kitą balsą, skelbiantį, išeikite iš jos mano žmonės, kad nedalyvautumėte jos nuodėmėse ir nepatirtumėte jos negandų. Va čia dar, žiūrėkit, va čia jau vertimo yra niuansas vienas. Čia parašyta, nepatirtumėte jos negandų. Bet patikslintam tekste, žinot kaip čia pasakyta, man dar labiau patiko. Negautumėte jos rykščių. Rykščių gaus. Tai žiūrėk, kad negautum rykščių kartu su ją. Nes jos nuodėmės pasiekė dangų ir Dievas prisiminė jos piktadarystės. Taip kad, brangieji, šiandien, kada važiavau, truputį galvoju, Viešpatie, tokią temą, nežinau aš. Ir įsijungęs buvau mašinoj radiją ir tokia giesmė pradėjo skambėti. Sako, kada žiburį kas nors uždega, jis nekiša jo po lovą, bet stato, kad šviestų visiems. Ta šviesa eina turi šviesti, brangus brolis sesė. Taip, nekonfliktuok, neužsipulk tų žmonių, kuris kitaip tiki, kuris katalikų bažnyčia eina. Mums nereikia kovoti, mums nereikia atiminėti iš jų tą, kas jiems galbūt brangu. Bet tu pasakyk jam apie Jėzų. Pasakyk apie tai, kas gelbsti, kas iš tikrųjų Viešpaties širdyje, kaip jis jos myli. Ir žmogaus širdis jinai atsivers. Mums reikia padėti žmonėms, mums reikia gailėti žmonės, mums nereikia kovoti, mums nereikia pykti ant jų. Mums reikia melstis, kad tikrai daugelis žmonių nenukentėtų, negautų tų rykščių, kurių galima išvengti. Dėka Jėzaus Kristaus, kaip šiandien mes ir girdėjome. Neturėk kitų dievų, tik tai mane vieną. Tikrai Viešpats vertas to, kad mes jam tarnautume. Ir dabar kviečiu bažnyčią, atsistokime ir pasimelskime.